Brokerio mokymai už 2000 pinigų. Jeigu jūs esate tame mieste, kur mums reikalingi labai brokeriai, galime taikyti nuolaidas. Bet pinigai reikalingi tam, kad nebūtų tinginių, kurie nieko nedaro. O jeigu nieko nedaro, cielus metus, tai pasiemam tuos pinigus už sugaišintą laiką ir už žinias, kurias mes suteikėm. Tai va, tai tam reikalingi pinigai būtinai, nes mes paskutiniu metu priėmėm apie 5 žmonės nemokamai, akciją padarėm. Tai kas buvo eilinį kartą pasitvirtino, kad jie yra lodoriai, jie nieko nedaro, jie, noriu, jo darysiu ir nedaro. Arba kita dalis lodorių yra, kur jeigu juos judini, jam kiekvieną dieną skambinėji, sakai daryk tą, daryk, iš lovos verti, skambini, tada tik tais judinasi. Tokie žmonės irgi negeri, netinkami. Turi norėti dirbti, lengvai užsidirbti pinigus, ne prakaitų, o smegenų darbų. Visus mokymus turime, mokymų medžiagas turime, kiekviena tema yra, ten sutarčių pasirašymas, dėrybos, psichologija žmonių, kaip kalbėti su kokiu žmogum, viskas pas mus yra ir video mokymuose, ir mes gyvai taip pat suteikiam pagalbą. Tik tais reikia noro daryti. Atlyginimas neblogas. Iš tikrųjų, ten priklauso nuo kiek tu sutarčių pasirašai, bet va yra pas mus agentų, kurie pasirašo į mėnesį po sutartį ir ten gauna apie 1000 eurų po to, ir yra, kur pasirašo kiekvieną savaitę po kelias sutartis. Pas mus nuo 2000 komisinių prasideda, tai jeigu 2000 komisinių, tai jūs vis tiek gausite apie 1000 eurų, jeigu jūs esate brokeris, jūs pasirašyti sutartį, taip toliau, atskaičius įmonės procentą, atskaičius reklamuotojams dalį, nes didelę dalį pinigų skiriame reklamuotojams, nes be reklamuotojų niekaip neišsiverstume. Tai vat, apie pinigus tiek, pinigai neblogi, laiko sąnaudos, kad 1000 eurų uždirbti yra ganėtinai labai mažos, ne taip kaip kitose darbuose. Čia galima per kelias dienas įdėjus darbo šiek tiek prie vieno objekto gauti tą 1000 eurų galima. Tik tai reikia noro, ryžto ir svarbiausiai noro išmokti reikia. Noro užsidirbti neužteks. Noro išmokti. Kai išmoksite, tai tada jau pinigai eis iš visų pusių jums ir jums nebebus klausimas pagrindinis pinigai. Bus klausimas, kur juos dėti, kad būtų apsimokėtų, kur juos įdėti, kad grįžtų daugiau. Va tokie klausimai pas jūs galvoje bus. Tai va, 2000 eurų mokymai brokerių, nuo A iki Z viską išmokinam. Jeigu esate tose miestuose, kur mums reikia brokerio, kaip pavyzdžiui Šiauliai, Panevėžys, ten Pajūrį labiau ar ne, ar Zarasai, arba Ignalina, arba Visaginas, arba šitam gale esate, tada jums taikysime nuolaidą. Netgi 50% ar net daugiau. Tai va. O pinigai reikalingi tam, kad bent turi būti bent 500 eurų turi būti sumokama. Nes kitaip žmonės yra lodoriai, jie kada nesusimokėjo, ką jie daro, jie tiesiog nežiūri tai rimtai. O kada susimokėjo, jie nori šitą verslą bedarydami, tos pinigus kažkaip užsidirbti. Arba jie iš tikrųjų vertina žinias, arba jie nori bent jau atgauti pinigus, kuriuos sumokėjo, ir tada spręsti. Tokiu būdu išmokstama yra. Tie, kas nori dykai pradėti darbą, greičiausiai, kad su jais yra kažkokių problemų. Kodėl jie neturi pinigų dabar? Kažkas su jais negerai. Tai va. Tai tiek. Skambinkit. Telefonų numeris profilį. Ir pradėsim darbus.
kiek galima dirbti tą vergo samdomą darbą. Būkite patys savo darbo šeimininkais, kada norite keliatės, kada norite einate į žmonės, kada norite kalbatės ten, kada norite objektų ieškoti. Viską darote, kada tik norite, kokiu tik norite laiku, kiek tik norite dienų per savaitę. Tai va. Tai tiek pradžiai reikės truputį daugiau, kad įsivažiuoti, o po to jau galima atsipalaiduoti. Kuo toliau, kiekvienais metais brokeris renkdamas savo patirtį, rinkdamas ar ne, jisai vis labiau atsipalaiduoja ir vis lengviau jam ateina tie pinigai. Kiekvienais metais. Tai va tiek būtų apie brokerių mokymus. Iki, kontaktuokite mane arba mano kolegas dangausturtai.lt, dabar yra remontuojamas puslapis, bet galite pasiekti visada telefonu, profilyje nurodytų. Arba ieškokite manęs Facebook'e ar dar kažkur, Adas Užkuraitis, galite rašyti į Google'ą, ten primes jums belė kiek tenais visko, propagandistų, nepropagandistų, visko primes. Tai va, ir kontaktai mano bus telefonu. Iki tada, lauksiu žinių, norintys rimtai dirbti, kreipkitės.